džium traukiniukas ir likom keturiese. Kas čia galvau nuo kelio nuvažiavus, bet jo, iš šono pavažiavęs ratą priekinį keičia. Tai ką, bandom judėti, ne? Bandom judėti. O, sakysit, palauk, vairuotojas Sigitai. O tai kur važiuojam? Chebra, varom vėl į NL. Varom į Nyderlandus, į Olandiją. Važiuojam, vėl gaudysim naujų vaizdų. Nu, jūs mane pažįstate, ne? Monotoniją užstrikti mes negalim. Mes turim kažką kurt naujo, kad ir kažkur matyto, bet kažką naujesnio. Kad būtų tiesiog įdomu žiūrėti, ar ne? Tai gerai, leidžiamės į kelionę. Dar va, kol prišils mašiną. Vėsų. Šiandien sniego, šlapiai drėbė, tai palytui. Nežinau, kaip ten pas jūs. Noriu spėti sugrįžti iki visų šventųjų. Norisi ir kapų visų artimųjų aplankyti. Bet gausis kaip gausis. Nežinau, šiaip turiu abejonių, kad gal negrįšiu. Bet giliai širdyje vis tiek galvoju, kad grįšiu. O svarbiausia sugrįžti. O jeigu nespėsiu iki pirmo, tai ant kapų nuvažiuosiu antro arba trečio. Juk geriau truputį ir vėliau, negu niekada. Iki. Va čia vairuotojai atkreipkite dėmesį. Atvažiavus nuo Alytaus, nuo Seirijų į Lazdijus, prieš pat Lazdijus, po kairiai pusėj matot stulpas greičių kamerų. Čia šiaip tai palyginus, kaip prie pat pasienio MC degaliniai 1.48 dizelis. O pas mus Alytų jau skulė 1.50. Pasienukas. Nusilengvinęs iš krūmų, matau, išbėgo. Granična straž. Pirma degalinė už Lazdijų, link Augustovo. Circle K dizelis 642. Subrango biški. Subrango. Inese 638. Nusivesiu ir jūs šiandien į parduotuvę, nes jau senokai kartu vaikščiojom ten. Pasimėm kašiką ir einam. Šitas batunčikas man nepatiko praeitą kartą. Čia nepirksiu, jo kaina va. Man skanus va šitas. Šitų konservokių pasimsim. Ir reikia to paprasto tunuko pasimti. Va, kaip tik 3 likę. Tai reiškia 2 perki, 1 už dyką. Ir man va šita patiko praeitą kartą, vieną buvau pasiėmęs. Jinai tokia biški, taip į kainą žiūrint, kaip ir brangoka. Pas mus tai aš nežinau, kiek jinai kainuoja, aišku, ženkliai brangiau bus. Bet tikrai skaniausia sultyse, skani mėsytė. Alučių kainos. Šitas va beksas savos visai nieko, kas ragavo. Aš va čia norėčiau savo šuniukam kažką pažiūrėti tokio. Man dabar įdomu šiuo kartu tik tai kainos. Tai kartu filmuoju su jumis, paskui pasiversiu į tuos ir matysiu, ar čia pigiau negu pas mus bazėje kainuoja ar ne. Pas mus bazėje 5 centai kainuoja va tokio, sakykime, dydžio bankė. Čia kainos tokios. Tai vienu žodžiu, viską reikės pasiskaičiuoti. Ir žiūrėsim, jeigu pigiau, tai man juk tas pats, ant nugaros nereikia nešti. Po palėtukę kokią mažytę paimsiu. Aišku, tos čia vadinamos pedigree, jau jos brangesnės. Čia va jau mažesnės kainos.
Va čia dabar žiūrėkit toks bajeriukas. Va šitie du Lenoro. Šitas kvapas man patinka. Jo kainas dvigubo 22 zlotai. O 22 zlotai pagal šiandien dienos kursą net neišeina 5 eurų. Tai ir neapsimoka. Tai aišku, kad apsimoka. Perku ir net negalvoju. Yra dingęs mano vienas produktas maisto. Aš jo ieškau, tai tas kurčiakas, čia kur per atostogas Vokietijoje, tas mini atostogas, pamenėt, kaip gaminau aš jį. Ir aš jo nerandu, arba jį greitai išperka, arba jau čia neveža. Čia va Arielo XXL pakas. 3,3 kg iki 4,2 60 zlotų. Čia 45 persilo 3 kg. Tuoj pasiskaičiuosiu. Nu, tas čia didesnis pakas gautųsi Arielo 13 eurų su kapeikom ten. O šitas 10. Tikrai mes už tokią kainą Lietuvoje nenupirksim. Nu ir ką jūs pasakysit apie kainas? Nežinau, aš žinau vieną, kad ta prasme tikrai čia kažkiek tai, ar daugiau, ar mažiau, bet tai yra pigiau. Tai paskutiniu metu apsisprendžiau, vis tiek pasimiau persilo. 3 kg persilo, tai kainavo 10 eurų. Lenkai deda toliau cisternom. 2 didžiausios bačkos. Škoda stopudovai. Čia prieš Lomžą. Tai elektrinė Škoda. Jinai visada kažką būna pasigavus. Visada. Dabar furista. Kažkaip įtartinai čia. Važiuoju link Zambrovo, dabar kol kas per Lomžą. Nei fūrų, nei mikriukų. Gerai važiuot kaip tai pramuš akės. Retas atvejis. Beveik garantuoju, kad ta žalia šviesa mums prieš nosį pasikeis į raudoną. Spėjom. Aišku, aš turiu laiko ir laukti, bet smagu, kada nereikia stovėti. Čia dar remontuoja keliuką. Čia biški toks per kietas įvažiavimas. Nu viršūnė vienu žodžiu. Visą atkarpą nuvažiavau. Čia nepilnai 30 km. Nei mikriuko, nei fūros. Tuščias kelias. Ir toks dalykas labai krenta iš karto į, sakykim, tampa pastabus. Kadangi visada, kaip esi įpratęs ant judėjimo važiuoti kelyje, tai sunkiosios artilerijos, sunkiojo transporto nebuvimas visada krenta į akis ir į protą. Kažko atrodo trūksta. Nu kažkaip rūko nėra. Tai smagiau važiuoti, bet čia vienu tarpu buvo toks maža atkarpa tokia, rūkelio. Galvoju viskas, pasiekiau Varšuvą, prasidės. Bet kol kas ramiai, žiūrėsim kaip toliau. Na taip įdomiai gaunasi, kad kuo giliau į Lenkiją, kuo vėlesnis laikas, tuo aukštesnė temperatūra kyla. Vienu žodžiu, išvažiavau iš Lietuvos, buvo 1. Tai matė, dar buvo šviesu. Važiavau per Lenkiją, pradėjo kilt. 2 laipsniai čia aplink Augustovą. Čia link Varšuvos jau 5 pakilo. Dabar Varšuvą pravažinėju 8. Pamenat, praeitą kartą buvo 603, o dabar 633. O auksinis dizelis 643. Va. Pasakiau. Nuvažiavus 50 km už Varšuvos prasidėjo lietus. Ir kažkokia dunksna. Aš galvoju taip, kad formuojasi rūkas. Ir gali būt, kad sunkės vairavimo sąlygos. Na, pasikeitė oras žiauriai į blogą pusę. Subliuško, sublogo. Gal kokia atkarpa čia, nežinau. Tikiuosi visą naktį taip nebus.
Nu aišku, man visos nakties nereikės važiuoti. Man va dar važiuoti 3,5 kilometro ir viskas. Poznaniai kala kaip iš kibiro. Net upeliai teka per autostradą. Štai degalinė, štai degalinė. Čia bandysime praleisti naktelę. Nebandysim, o miegosim. Sukasi šiandien laikrodžiai. Viskas. Tai labanakt. Ir man atrodo, kad va po akimirkos jau sakysim labas rytas. Labas rytas, gerbėmieji. Galima sakyti, kad identiška, analogiška situacija kaip ir praeitą kartą, kaip važiavom į Olandus. Tas pats laikas, tik kad nebuvo rūko. Ir aišku, atsisukinėjo valandą. Važiavau per visą Lenkiją beveik lyjo, rūko taip kartais buvo. Labai silpnas. Dabar vėl lyja. Vėl maždaug tas pats laikas. Tai iš esmės viskas, žinokit, identiška. Netgi vėl verduosi kavą. Nu, tas pats. Vienu žodžiu, dar reikia atsigauti, bet labai skubėjau su jumis pasisveikyti. Judėsim per vokiečius link Olandų. Iki. Na ir ką jūs pasakysite? Vėlgi, analogiška, kas praeitą sekmadienį. Tikriausiai ten tie su palapinėm priekį, reiduojantys. Na, šiaip aš pabandysiu padaryti prielaidą. Nežinau, ar tai teisybė ar ne. Anksčiau čia tokių bairių nebūdavo, tikrai. Bent aš nepamenu, kad va taip būtų. Kaip sakant, prieš savaitę važiavau, tas pats buvo ir dabar tas pats vyksta ir aš tikiu, kad tai kiekvieną dieną buvo. Tai Lenkijoje čia Gdyniai kažkoks tai urodas nužudė savo vaiką. Tik tai nežinau, berniukas, mergaitė 6 metų. Įsivaizduokit, 6 metukų. Tėvas nužudė vaiką. Ir visa savaitė, jau 8 ar 9 paros jo ieško, čia per radiją pranešė. Ir nepagauna, čia reidai visokie policijos, viskas vyksta. Tai aš pilnai tikiu, kad gali būti ir tai susiję. Kad sustipryta yra, nes per radiją, kai pranešė, tai tipo gali būti jisai pabėgęs į užsienį. Tai nežinau, gali šitie sustiprinimai būti dėl šio atvejo. Teisus aš ar ne, nežinau, bet tikimybė yra tokia. Ką tokiam urodui daryti, kaip jūs galvojat? Tas, kur nužudė savo 6 metukų vaikutį, viešpatie. Aš turiu savo versiją ir aš ją drąsiai pasakysiu. Aš tokius urodus statyčiau veidu į sieną. Jūs, manau, suprantat mane, ar ne, ką aš noriu pasakyti? Štai jums ta pati ir temperatūra, kaip praeitą sekmadienį. Praeitą sekmadienį žinau, kad Lietuvoje buvo šlykštus oras. Vėjas, lietus, o čia identiškai toks pats. Aš sakau, dežavu. Tuoj patikrysim vėjo ošimą, kad tik to filtro mane nutrauktų nuo kameros.
Žiūrėkit, matot, kaip jos ten duodasi? Aš negaliu ten privažiuoti, kur praeitą kartą, nes fūra stovi. O šiaip tai norėčiau ten arčiau aplankyti tą šeimyną. Filmuoju telefonu, nes kamera tiek nepritraukė mano GoPro'škį. O ten jinai, matot, po fūrą. Ir tokios pavalgė jau. Čia aš jas gal paauginau biškį, kaip duonos tada pamėčiau. Tai žiurkutės. Eina. Pasitrauktų fūrą, tai atsistočiau. Ten praeitą kartą gerai man papuolė. Lavera. Ką čia to karstus traukia, blemba? F11. Ten didesnis, čia mažesnis. Ten lėktuvai nupiešta kažkokie. Gal sklandytuvas? O, gali būt. Va čia toks vienas iš retesnių atvejų greitkeliuose, kad gulėtų policininkas ant kelio. Čia nuo Snabruko važiuojant yra remontas, toks kaip tiltas. Ir čia tikrai, kad jau sumažytum nori, nenori, padaryta ženklai 40 ir gulintis geležinis policajus. Čia mum nedaug liko visai iki Olandų 50 kilų. Ne, daugiau, 60. O ten visur juoda. Bet va čia kelių remontai vyksta. Ten toj pirmoji juostoje labai kamščiai. Spėjau į šitą iššokt. Kaip jums šitas vaizdelis? Ten dar tamsiau bus. Naktis. Turim gerą lietutį, gerą. Valytuvai nespėja valyti. Taip, taip. Reinė. Viskas iš dežavų temos. Nuvažiuojam. Nu tai ką, vėlgi, sveiki gyvi, dežavų, va, čia tokia vėliavėlė, pasižiūrėkit. O, dabar jau mes Nyderlanduos. Nu, pakelkim blakstienas, ESO degalinė. 2.8 ir 2.2. 2.8 dyzelis, 2.2. 95 benzinas. Gražu. Kala kaip iš kibiro. Mačiau toli ten žaibuoja žiauriai. Neatsimenu, kada toks lietus Olandijoje buvo. Neatsimenu. Oho. Labas rytelis. Labas rytas, gražų, nuostabų, saulėtą, šiltą Olandijoje rytą. Įsikrovėm pirmą krovinį, važiuojam į antrą. Pastrigę mes ant tiltuko, čia kamštį. Pirmadienis, dėl to čia toks ir judėjimas.
Šiaip nesu dar čia stovėjęs, daug kartų jau čia buvęs, bet kaip sako, pirmas kartas būna. Ar jis ten visą laiką, ar ne visą, bet dažniausiai, kad būna. Atsakau, čia taip, toks kamštis atsirastų čia pirmą kartą, bet matau na priekį į vieną juostą sueina eismas. Dėl to čia taip ir yra viskas. Vienu žodžiu nusukau aš nuo to kelio, ten paralyžiuotas eismas visas. Paralyžius. Matot, ir čia kiek mašinų. Tai ten, kol išvažiuosi, tai įjungiau žemėlapius, važiuoju. Dabar pagal žemėlapius. Ir nes veizas rodė tiesiai važiuoti irgi. O žemėlapiai rodo apvažiavimą, tai važiuojam čia. Vis tiek greičiau nuvažiuosim, negu ten stovėsim kokias 2 valandas. Mikriuko visi trosai atsikabinę. Čia dar šito miestelio nevažinėjęs tom gatvukėm. Net įdomu, man visada į naujas vietas įdomu atvažiuoti. Aišku, tose pačiose taigi monotonija gaunasi. O čia kažką naujo pamatai. €2 dyzelis ir 2,20 benzas. Va, tuoj šoksim į trasą. Baigėsi gyvenvietės. O, čia jau atpažįstu kažkokius kelius, matau. Ne, šitų greitkelių nevažiavęs dar. Sakiau, kad pažįstami keliai. Ne. Pirmą kartą šitą važiuoju. Bet jisai paskui, aš pagal kilometrus matau nusukimo. Jis paskui įsilies į tą, kur mes visą laiką važiuodavom. Bet kaip galima nekirti ryto, jeigu jisai gražus? Taigi reikia pakirti. Nu va, žiūrėkit, kokios lankščios kainos tango degaliniai. Dyzelis 1,86. Čia va po dešiniai žiūrėkit, kiek inkilų padaryta paukščiukam. Po kitai pusėj ten važiuojant irgi. Anksčiau nebuvo. Čia matomai sugalvojo, gal čia daug paukščių kažkur renkasi. Nu čia yra vandens telkinių. Tai olandai pasirūpino, šaunuoliai. Važiuojam ilsėtis. Tiksliau laukt krovinuko kažkokio, kol vadybininkas mums jį suras. Aš tai čia bandysim ilsėtis. Kainų nėra visai. Už dyką. Ir dyzelis, ir benzinas. Už dyką. Atvarykit į Olandiją, užsipilt greičiau. Klausimas tas, kur prisiparkuosim. Ai, matau vietelę. Remontuojama degalinė. Va, man čia kaip tik. Jie kaip žinodami paliko mikriukui vietą. Buliniu išlygysim. Ir bus čiki. O dabar pasirodom. Nu va, aš pasirodžiau, dabar jūsų eilė. Matau ir jūs, matau. Tai dar padarom tai, ką visą laiką mes darom, ar ne? O, super, ačiū. Jeigu dar ten patiktuką uždėsit, pakomentuosit, pasidalinsit, tai būsit superiniai mano žiūrovai.
Pabomžaujam. Bomžiukai mes. Visą tai. Ar taip namų nekliaujam? Važiuojam į Belgiją pasikraut. Sveiki atvykę į Belgiją. Čia tai judėjimas. Galima 100 važiuoti. Vienu žodžiu, taip esu papuolęs, kad šakės. Prieš plytą tikrai nevažiuosiu, bandau čia važiuoti. Milimetrovkėm reikia važiuoti. Va, biškį pasigrožėkit tuo vaizdeliu. Nu, koks bokštelis. Jau kala. Vakar čia ant šito žiedo intensyvus eismas buvo. Dabar einam į degalinę, pasižiūrėsim 3 kem ir 4,20. 2,7. Šiaip 10 eurų pakeitė, bet mačiau, kad beveik visos tokios, kur aš pats turiu. Bet jau inkilas tai eiktų sau. Žiūrėkit lėktuviuką, žiūrėkit. O čia tai pramonė. Iš Olandijos į Vokietiją. Jo, man žiauriai, Belgija irgi man nepatinka, ypač, žinai, tie Antverpenai, visokie Briuseliai, tai ten žiauru. Ten kaip nuvažiuoji, tai vienu žodžiu, bet žinai, reikia važiuoti, ką daryti. Dar biškį tokio važiavimo ir nuprotėsiu. Nulėkus fūrą, matau. Ne, nuslydęs taip tik tai gyvas. Man tai labai įdomu, kokią mašiną. Kol kas nieko nematau. Ten jau tikriausiai lavonas užklotas. Čia fūra, blemba dar, eiktų sau. O čia tai geras. Aš kaip astronautas. Fūristas eina per miestelį, tai... Nėra ką veikti, nėra ką filmuoti, nu, tą ir filmuoju. 2 dalių reisukas, meilės jums linkiu. Jeigu mylėsite tikrai vieni kitus nuoširdžiai, aš manau, bus ir pagarba, bus ir pasitikėjimas. O visa tai sudaro harmoniją šeimos. Tiesiog būkite laimingi. Iki.